pateikti jokie dokumentai. Jūs Tai iš tikėsite. tiesų man ir siūliau, kad padaryti pusę dienos pertrauką, kad tai bent jau įsiaiškinti. O dažnai tai Teismas būna, nusprendė atidėti iki 2 dienos. tai būna, kad viena iš proceso šalių nedalyvauja dėl ligos ir net neaišku, kokia gydymo įstaigoje, dėl kokios priežasties. Kad Šitoj byloj. nedalyvauja dėl lygos, tai aišku, pakankamai dažna priežastis ne tik šiame procese, bet ir apskritai visose procesuose. Bene dažniausiai bylų atidėjimo priežastis yra nedalyvavimas dėl lygos. O tai, kad yra visiškai neaišku nei kur, nei dėl ko, tai aišku pasitaiko retai, bet jeigu ten šiandien ryte kažkur nugabeno greitoji, gal ir nežino, tai užtat ir siūliau padaryti pertrauką, kad išsiaiškinti. O kodėl negali bėgti procesas? Šiandien turėjo Gapširbo ir Rutkevičienės apklausą. Kadangi yra procesas vieningas, tai procesas negali vykti nesant nors vieno kaltinimo. Bent vienam nedalyvaujant, tai procesas negali vykti.